Taip, vėl prie metaforų. Ir apie metaforinę teatro pabaigą jau buvo ne kartą kalbėta. Per mažiausią dešimtmetį. Tai susiję ir su jo kūrėjų išėjimu ar teatro kaita. Edgaras Klyvis yra parašęs straipsnį, kuris taip ir vadinasi Metaforų epochos pabaiga, tiesa su klaustuku. Bet jis jame svarstė apie metaforos kismą ir dar mutacijas ir dar sodresnes metaforas, tarkim, Nekrošiaus ir kitų režisierių darbuose. Čia aš kalbėsiu apie laidotuvės, o tai jau yra ceremonija su atitinkamais elementais. Šiuo atveju teatrališkai jie atrodė taip, jūs matote. Darius Kuolys sausio 11 dieną, dar prieš tas laidotuvės, Facebooko paskyroje savo rašė, cituoju: Ibseno laukinėje antyje, kaip ir Dostojevskio romanuose, 20-ojo amžiaus tragizmo nuojauta. Ta pati tragizmo nuojauta, kuri atsiveja iš praėjusio šimtmečio ir persmelkia mus šiandien, kurią slopiname visomis nusitvertomis tarškynėmis ir nepajėgėme nuslopinti, nes 13-ieji prie stalo vėl rikiuojasi, nes juos apėmusi entuziazmo banga vėl kyla. Gale pridūrė: stiprus darbas, Oskarai. O ta iškilminga ceremonija vyko vasario 6 dieną, kai į spektaklio aptarimą po spektaklio, jau visai naktinį po 11 valandos, Oskaras Koršunovas asmeniškai sukvietė filosofus ir teatrologus. Darius Kuolys teigė, tada kalbėjo įžangoje: esame režisieriaus Oskaro Koršunovo sukviesti į 3-ąjį spektaklio veiksmą. Paties iniciatoriaus čia nebuvo ir gal tai leido ramiau dalyviams kvėpuoti. Toliau remiuosi pranešimais spaudoje, paskelbtais LRT LT ir paties jaunimo teatro. Darius Kuolys įžangoje prisiminė savo laikų jaunystės teatrą, kai, cituoju, gyvenimas mūsų buvo netikras, apgaulingas, imituojamas, o tikras gyvenimas vyko teatre, Nekrošiaus Vaitkaus teatre. Ir pagrindžia jis tai tuo, kad scenoje ir tada ir dabar buvo svarstomi tikri žmonėms rūpintis klausimai. Filosofas Gintautas Mažeikis diskusijoje grįžo prie klausimo, kurį anot jo akcentavo ir pats režisierius - skirtumo tarp tiesos ir teisingumo. Mažeikis diskusijoje išskleidė šią skirtį platesnėme filosofinėme kontekste, analizuodamas Kantą, tiesos ir moralės santykius. Daiva Šabasevičienė sakė: pirmiausia, noriu padėkoti režisieriui, kuris sukūrė spektaklį būtent pagal autorių, nes dabar labai reta, kad taip nutinka. Anot jos scenoje matome ne pagal Ibseną, o patį Ibseną, su tragikomedijos, simbolizmo ir realizmo sluoksniais. Audronė Girdzijauskaitė vėliau savo cikle Iš bloknoto rašė: 5 veiksmai sudėti į 2 dalis, trunka net 3,5 valandos, bet laikas neprailgsta, nes aktoriai laiko prikaustę dėmesį. Kai sprendžiami sudėtingi psichologinių santykių klausimai, o Ibseno sukurtų charakterių įtikinamumu netenka abejoti, svarbu ir kaip sakomas tekstas, ir kaip skamba žodis, ir kokia kūno plastika jį palydi, ir kiek niuansuotai perteikiami personažų santykiai režisieriaus koncepcijoje. Klausimas būtų, kokia koncepcija. Režisierius, kaip ir Ibsenas, rašo Audronė, atsakymo neduoda. Ta pati sako ir teatro vadovas Audronis Liuga. Spektaklio kūrėjai nei deklaruoja, nei moralizuoja, jie iškelia klausimą. Būtent čia galima klausti, o gal ir nebuvo jokios režisieriaus koncepcijos, jei tik iškeliamas klausimas. Iš esmės tame spektaklio aptarime buvo kalbama apie filosofiją, kurią skleidžia Ibseno pjesė, apie patį Ibseno laiką, bet ne mūsų laiką, kas būtų savaime suprantama, analizuojant tokio susidomėjimo sulaukusi spektaklį. Pabrėžtas aktorių darbas, bet ne režisūra. Gal iš pagarbos režisieriui, kuris čia nedalyvavo, tad ir neanalizuokime. Gerbiamas Gytis Padegimas išryškino paradoksą. Oskarui Koršunovui kaip eksperimentatoriui tai eksperimentas, nes jis stato klasikinio modelio spektaklį su pirmiausia ištikimybė autoriui ir vidiniu, ne kūno gyvenimu, pabrėžė Gytis Padegimas.
nes kūno jam jau per daug, nors gal tik 10-metis, kai teatras stengiasi susigrąžinti kūną. Bet suprantu atsivalgymą, kuris buvo kontekstas 300 spektaklių per Auksinių scenos kryžių komisijos darbą. Ir nesocialinis ar politinis gyvenimas čia svarbus. Vadinasi, nieko aktualaus nėra spektaklyje išskyrus amžinasias klasikinės aktualijas. Bet tai nauja mūsų teatrinėje tradicijoje, kad kalbėtume apie aktorius ir autorių, bet ne apie režisūrą. Darius Kuolys, lygindamas šį spektaklį su anų laikų teatru, nepastebėjo esminio skirtumo, kad čia nėra ryškaus režisieriaus potėpio, kaip Daiva Šabasevičienė rašė, demonstratyvaus. Nebent sutartume, kad režisierius pagal Stanislavskį ištirpo aktoriuose ir to pakanka. O kur metafora ir visa apimantis simboliai, kurie dažnai grindė mūsų režisūros buvimą spektakliuose. Visa kita gali ir nebūti, tik kad būtų tai. Dar vienas dalykas, nebūdingas mūsų teatrui ir pačiam Oskarui Koršunovui. Spektaklyje Laukinė antis nėra nė vienos režisieriaus sugalvotos metaforos. Turiu omeny ne Ibseno, o režisieriaus. Tos, kurie teigia mūsų teatro galę, kūrėjo demiurgiškumą, pasaulio sukūrimą ir dažnai siužetą paralelinį dramaturgo nubrėžtam veiksmui. Tai, už ką Nekrošius gavo Europos teatro naujųjų realybių prizą per Il lavoro dramaturgico di riadattamento dei testi, už dramaturginį tekstų adaptavimą. Tuo nenoriu teigti, kad metaforos žymi ir gelbsti mūsų teatro kūrinius. Bet tokia buvo galinga tradicija, kurią puoselėjo ir Oskaras Koršunovas, kartais metaforoms priskirdamas net paprastą buitinį veiksmą ar elementą. Pavyzdžiui, švytinti mineralinio butelį, neva vilties signalą, brutaliai naturalistinėme shopping and fucking. Ir ne ironija, kad režisierius čia ištirpo aktorių darbuose, jie sukūrė tikrai įspūdingus vaidmenis. Daiva Šabasevičienė nepastebėjo. Kai kurie aktoriai tapo tiesiog pranašais. Labai džiaugiuosi ir manau, kad šiemet jie bus apdovanoti, nes tai tikrai išskirtiniai vaidmenys. Šabasevičienė pranašė nebuvo. Nespėjo, stebėtina jų nepastebėjo Auksinių scenos kryžių komisija. Bet aktoriai yra viena spektaklio populiarumo priežasčių. Jie laiko viską, kai režisieriaus koncepcija neaiški, pradedant klausimu, kada vyksta veiksmas, nebent visada, nes XIX amžiaus rūbus keičia Adidas juostelės, striukės, o scenografija nesufleruoja jokios minties, vėlgi išskirtinė tuo požiūriu. Ji tai yra labiau funkcionali aktoriams brautis pro baldų sangrūdą ir persėdinėti nuo fotelio ant kėdės. Aktoriai iš esmės palikti čia vieni, be režisūrinių kolonų, tų riboženklių, kaip vėlgi Daiva sakė, pabrėžė spektaklio norvegiškumą, neskubrų, gilų, be demonstratyvios režisūrinės Koršunovo interpretacijos. Kitaip tariant, režisierius ėmėsi antrąsyk statyti tą pačią Ibseno pjesę ir atėjo be režisūrinio sprendimo. Nes Polišinelio paslaptis, kad Oskaras Koršunovas spektaklio statyti nepabaigė. Ir tai yra iš tiesų klaustukas teatro kritikams, kurie šiaip ar taip rašo istorijai taip pat, ne tik šiai dienai, kaip tokiais atvejais elgtis, nes tyla yra iškraipo realybę ar tyla iškraipo tiesą, jeigu perfrazuočiau Ibseną. Pasak šaltinių, po nuodugnių užstalės repeticijų buvo kruopščiai sudėliotos vaidmenų linijos, bet nebuvo sukurta nei pirmo veiksmo su video, nei pabaigos. Aktoriai patys nusprendė vis dėlto darbą tęsti ir baigti, nes jau daug buvo įdėta. Teatras nufilmavo pradžią, sukūrė ir finalą. Pasak šaltinių buvo paisoma režisieriaus galimos minties, kuri dar kiek keitėsi jam pamačius Ostermajerio spektaklį. Ir čia yra spektaklio populiarumo priežastis. Žinoma, tikrai ne vienintelė, antra vertus populiarumų šiandien matuoti sunku pagal išpirkimą bilietų, nes išperka bilietus į visus beveik ir tai yra jau mūsų turbūt gero gyvenimo ir viduriniosios klasės stiprios atsiradimo priežastis, plus mada, plus dar nežinau kas. Tai kartu reiškia, bet to spektaklis vaidinamas vis pridėtiniais spektakliais, vaidinamas net vakar ir šiandien. Tai rodo,
be abejo dar veikia ir režisieriaus vardas, šito neišeina ignoruoti be abejo. Bet tai rodo, kad pakanka Ibseno geros dramaturgijos ir puikiai ją perteikiančių vaidmenų, aiškių kolizijų ir publika eina. Jokių režisūrinių sunkių metaforų, demiurgų simbolizmo. Paslaptinga, dažnai metafizinį pasaulį pakeitė atviras ir gan buitiškas. Nes tai stulbinamai atitinka mūsų epochą, kada sunkiasvorius vaidybinius ir autorinius filmus pakeitė serialai. Kokybiški, prilygstantis geriem filmam, tik kitokio formato. Tik juose jau nebėra autoriaus žvilgsnio, autoriai net kas serija gali keistis, bet karaliauja pirmiausia dramaturgija ir aktoriai. Ar galima juos žiūrint nuspėti autorių, kaip kad buvo įmanoma matyti Felinio, Antonione, Bergmano braižą iš kadro kompozicijos? Daugiausia ne, nebent mes turime omeny Sorrentino ar Coenus, kurie patvirtina save kaip išimti šitoj visoj grandiniai. Ar galime pasakyti, kad Laukinė antis yra Oskaro Koršunovo darbas? Retorinis klausimas, bet šį testą vis dažniau norisi užduoti, kalbant apie daugelį mūsų spektaklių. Laukinėje antyje Ibsenas surodoma šeimų istorija rodosi kaip serialų pradininkas, parašęs, sakykime, pirmą pilotinę Succession palikimo seriją. Tėvo ir sūnaus santykiai, neištikimybė, palikimo klausimai. Jei teatras būtų akylesnis ir draugiškesnis žiūrovams, jis turėtų išskaidyti spektaklį, sakykime, 3 veiksmus po valandą 15 minučių, o nekankinti 2 valandų veiksmais, kas ir sukuria rimtojo meno kūrinio iliuziją. Yra tradicinio demiurgiškojo teatro formatas ir palikimas. Žiūrovai turi pasinerti ir kentėti be oro ir tiesiog fiziškai. Bet kiek žinau, Ibseniškų serialų sezonas bus tęsiamas, Laukinę antį pratęs Heda Gabler ir statytojas Solnesas, juos taip pat turėtų statyti Oskaras Koršunovas. Naujas valstybinio liberalizmo produktas. Ir čia žodis produktas tinka kaip niekad. Žiūrovai gaus, tikėsimės, dozę geros dramos ir geros, tikėsimės, vaidybos. Sukant kalbą prie konferencijos įkaltų liberalizmo ir konservatyvizmo polių, ir čia aš jau suprantu, kad šiuo atveju aš turiu kalbėti apie liberalizmą ir konservatyvizmą, greičiau tikrai ne politikos, o pasaulėjautos, pasaulėžiūros prasme, tai aiškiai susidurėme su erdve tarp jų. Pats jaunimo teatras neabejotinai išpažįsta autorinės režisūros tradiciją. Foje pateikdamas mums pirkti aukščiausios prabos literatūrą, o palipėjus laipteliais iki scenos mes matome, kas iš jos liko, arba, kitaip šnekant, itin subjektyves jos interpretacijas. Šį kartą teatras atsidūrė tarp pasirinkimo spektaklį sustabdyti, nuimti, kas būtų konservatyvus ir gan įprastas veiksmas, ir noro leisti aktoriams, kūrybos komandai kurti savo versiją. Tai yra spektaklio kūrimas daugiau mažiau perėjo į kolektyvinės kūrybos fazę, kuri jau yra liberalios pasaulėžiūros kūdikis, liberalios rinkos vystikluose. Negalima leisti, kad prapultų tiekos mėnesių darbas. Bet sumetimai neatšaukti spektaklio gali būti įvairūs. Šaltiniai minėjo, kad sprendime tęsti buvo ir konservatyvaus požiūrio, taip maskuoti režisieriaus situaciją, baiminantis, kad tai jį galėtų sužlugdyti. O ir paties režisieriaus įvaizdis yra, pavadinčiau, konservatyviai liberalus. Arba tiesiog šiuo atveju pavartosiu žodį bohemiškas, visiškai ne ta prasme, kurią jūs kalbėjote, bet bohemiškas laisvo menininko su leistinais jam nukrypimais. Tačiau savo kūrybą tęsiančio vis dėlto interpretacinio teatro tradiciją, tai yra tęsiančio tai, kas kadaise buvo laisvės ir liberalaus požiūrio į tekstą, vadinasi ir į tradiciją, simbolis. O vėliau tapo kanonu ir galiausiai konservatyvių elementų. Metaforinis teatras savo tradiciją siekiantis 20 amžiaus 80-metį, o gal ir Jurašo tanko, tai yra 67 metus, tų metų laikus. Šiandien iš jo išbraukėme žodį metaforinis. Laidotuvės yra ne vien graudi atsisveikinimo ceremonija, jos yra ir ritualas žymintis perėjimą į kitą pasaulį, kitą lygmenį. Įvairiose mitologijose esame nusiųsti į čia, kad kažko išmoktume,
ar atliktume privalomus darbus ir pagal tai gausime, ko nusipelnėme kitame pasaulyje. Kas lieka po metaforinio teatro? Kaip išeitis man suskamba metateatras, ne aliteracija, refleksija apie teatrą. Atsidūrę esame kaip po Nekrošiaus nosies, tik skirtumas tas, kad Nekrošius pats 91 metais savo kalbą dekonstravo, preparavo, o šiandien senuosius kūrėjus preparuoja kiti. Turiu omenyje tą tradiciją, kurią preparuoja Justino Vinciūno Trukdis, kuriame persvarstomas paties teatro mechanizmas, o Tovės Ditlevsen romanas Veidai perteikiamas itin laisvai. Bet svarbesni tampa net romano motyvai, bet pokalbis su žiūrovu, atėjusiu stebėti tradicinio teatro, tradicinėje erdvėje ir pasipiktinančio netrukdžiai siužeto lygmenyje, bet teatro taisyklių palaužimu. Tiesa, taip pat teatrališkų palaužimų. Karolio Kaupinio spektaklis Lietuvių mirties pranešimai vieno spektaklio istorija, vėlgi mirties čia asocijuojasi, nėra, kaip ne vienas Facebooko komentaruose rašė, į spektaklis apie pagarbą ir atnašavimą lietuvių teatrui, o greičiau, sakyčiau, apie teatrą ir jo laikinumą ir apie tą mechanizmą, kuris yra, kaip rašė režisierius Alvis Hermanis, tai primena dešrelių gamybos cechą. Žinotų, iš ko daromos, niekada nepirktų. Bet nuo to darbininkai mažiau svarbus netampa, o pešasi dėl šlovės, kuri išsipildo tik realiai mirštant scenoje. Ir ši teatro refleksija yra sveikintinas žvilgsnis, bandant identifikuoti situaciją, kurioje esame. Tai yra ir metaserialas, nes pagrindinis vadinamasis siužetas yra apie išsiskyrusius Gavenonį ir Samuolytę, susituokusius Meliešių ir Zabotkaitę. Ir ironiškas žvilgsnis į tokį siužetą, nes požiūrį į serialą ženklina kone tarantiniškai melodramatišką muziką. Bet stipriausia refleksija čia yra teatro susidūrimo su gyvenimu scena, kuomet lyg ir komiškai kalbamasi su ligos prirakinta aktorė ir Daiva Stubraitė paklausta apie teatrą sako: sapnas sapne. Visiškai platoniškai ištarmė. Kartu tarsi saliamoniški ūkai. Tai galėjo nuskambėti Nekrošiaus giesmių giesmėje ar dar kuriame demiurgiškame metaforų sodriame spektaklyje, o ištariama paneigiant ne tik metaforas, bet ir sakralinį žvilgsnį į teatrą. Ir gal paneigiant jį patį. Tai galėjo būti ištarta patyrusių, epochinį teatro stilių kūrusių vilkų, o nuskambėjo spektaklyje žmogaus pirmąsyk žengusio į teatro sceną. Bet, kaip sako sociologas Pieras Bourdieu'as, sistemą efektyviausia ardyti ne iš išorės, nes tada laukas mobilizuojasi, o iš vidaus įsifiltravus į jį. Ir tai teikia vilties. Tai spektaklis, kuriame dirbama su archyvais, jie rodomi, jie vertinami. O archyvai negailestingai rodo laiko skirtį. Skirtumus tarp pasikeitusio laiko skirtingų epochų. Nesvarbu, ar žiūrėsime į televizinę techniką, kadro kompoziciją, antropologiškai tyrinėsime rūbus ir šukuosenas, viskas rodo laiko kaitą. Nesvarbu, ką norėjo parodyti Karolis Kaupinis, bet jis būtent tai ir parodė, neidentifikuojant kada, bet mus jau ištiko cezūra, laikas pasikeitė. Einame į kitą lygį. Ačiū.